Nėra galinga, bet nusėja, kaip smagu važiuoti, aš negaliu. BMW E36, dar kitaip žinomas kaip kregždė. Šita kregždė kompaktas. Ką turime po kapotu? Turime patį kiečiausią M43 motorą, 1.6 benzinas. Čia yra 75 kW viso džiaugsmo. Čia žvakės, čia įsiurbimo kolikas, vožtuvų dangtelis. Iš viso tik tai 2 šlangas turim. Jau minėjau, nėra galinga, bet mes to jau pat pamatysim, kaip jinai važiuoja. Kregždės kompakto salonas kitoks nei pilnos kregždės. Pilna kregždė turi ventiliacijos angą tokią vieną didelę. Taip pat lempos čia labai įdomiai įsijungiam. Truktelim ir viskas užsidega. Turim Kenvudo magę su visais bluetoothais ir visais bairiais. Tai va, lekiam, važiuojam, pajudam iš vietos. 5 bėgių dėžė. Trumpi bėgiai, mašina tikrai nėra pritaikyta važiuoti kokį nors autobanį. Bet kur jinai sužiba posūkiuose. Turim labai smagiai kontroliuojamą mašiną. Paprasta klimato kontrolė, va čia. Pasišildai, pučia vėją. Originalus laikrodukas, mašinos ekonomija yra 10 litrų 100 km miest. Bet kas atsveria, kad šitos mašinos variklis ant tiek paprastas, kad čia nėra kam gest. Biškis slidu. Lyja šiandieną, vairuokite atsakingai, visą laiką dėkite naujas padangas, nepirkit padėvėtų padangų, nesąmonė ta prasme. Pasižiūrim, ką turi gero šitas mašiniukas. Turi standartinius 15 ratukus, tai yra stoglangis, spoileriukas, valytuvo nėra valytuvo, nėra problemos. Gamykliškai turi parktronikus, kuro užpilimo vieta. Paprastas fainas mašiniukas. Čia viskas taip gražiai suorganizuota. Vairuoji BMW, visą laiką turi vežiotis litrą tepalo, nes niekada nežinai, kada tau jo reikės dasipilt. Įsivaizduoju, grįžti į chatą ir reikia tau uždaryti langus po to. Turi įlysti į saloną, ir dabar užsidarė langas. Tai va, atsidarai visą dieną, atvažinėjai ir tik tai dienos pabaigoje uždarai.